Ok, gal ir biškai nusivažiavau ant šito title. Fuck you mean, garinimo pliusai ir minusai. Bro, kokie pliusai yra, kai garini? Bet na, for real, aš bandysiu kuo geriau paaiškinti, kokie galėtų būti pliusai garinant, ar net rūkant tiesiog average žmogui. O minusus, tai manau žinot jau. Vis tiek pasakysiu. Gale video galėsiu nuspręsti, ar norit pradėti garinti, ar nenorit. Pradedam nuo minusų. Pirmas minusas. Žudo plaučius. Ką čia visi šitą žinojo. Antras minusas. Priklausomybė. Irgi visi žinojo, bet žinau, kad dauguma nežinot, ant kiek didelė problema šitą gali būti. Tipo yra žmonių, kurie rūko kokius 20 metų, jau 15 metų bando kvitinti ir tiesiog negali, nes turi rūkymo priklausomybę. Tas pats ir su garinimu. Jo, gal dabar atrodo fun and games, bet kai pradėsit facing sveikatos problemų, ar tiesiog norėsi nustoti garinti, nežinai, kad tau bus pizė. Ir tu tiesiog nebegalėsi nustoti. Net kai 100% žinosi, kad tau negerai garinti, negalėsi nustoti. Toks yra prakeiksmas priklausomybės. Trečias minusas. Nežinai. Fuck you mean, nežinau. Nežinai, reiškia, kad tu neturi fucking idėjos, ką veipinimas daro per ilgesnį laiką. Tipo, elektroninės cigės yra tokios naujos, kad nieks dar tiek negarino, kad sužinotų, kokias iš tikrųjų problemas jos teikia. Su rūkymu kitaip, nes rūkymas egzistuoja jau fucking 12 milijardų metų, bet su garinimu čia yra mystery boxas problemų ir neįsivaizduoji, kas bus. Ketvirtas minusas. Gali sprogti baterija. Veipai, kad veiktų, juos yra įdedamos baterijos, kurios tiesiog įkaista ir kaitina tau skystį, kad gautųsi garas. Bet negalima pasitikėti visom baterijom. Aišku, šitas dalykas nėra labai dažnas, bet visada yra šansas, ar kol garinant, ar tiesiog nešiojant veipą kišenį, Dievas atsiūs kokią apreiškimą tai baterijai ir jis sprogs, kaip koks fejerverkas tau kišenį. Tai ką čia toks minusas? Penktas minusas. Įtaka. Kai garini ir kai kiti mato, kad tu garini, ypač jei esi vyresnis, ką vaikai pagalvos. Dauguma aišku žino, kad čia blogai ir šūdas. Bet jei koks vaikas yra artimas tau, jis gal pagalvos, kad čia normaliai ir bandys įsigyti veipą ar cigarečių pats, nes jo artimas, kuris yra vyresnis, garina. Ir bro, paklausyk, ką sakau, būtent šitas žodis įtaka nuves visą ateitį į pražūtį. Kiekviena generacija veipins daugiau ir daugiau. Ir paskui tiesiog sunku bus rasti tų, kurie negarina. Šeštas minusas. Pinigai. Nieks šiam pasaulyje nėra nemokama. Net tau žiūrėti šitą video nėra nemokama. Nors taip gali atrodyti, bet tu man duodi savo laiką, kas man arba YouTube'ui virsta šaibos. Tiesiog nėra nemokamų ir blogų dalykų. Dažniausiai galinimas vienas iš tų. Pagal mano bro science paskaičiavimus, galinimas average žmogui gali kainuoti nuo 30 iki 100 eurų per mėnesį, kas yra nemažai, ypač kai esi jaunas arba nepilnametis. Tada lydina aptų pinigų vagimas, veipų vagimas ir taip toliau. Aišku, jei esi biziljonierius, tai pohui tau bus. Septintas minusas. Nėra legalu. Šitas aplaina tik tiem, kurie yra nepilnamečiai ir tai daro. Nu, manau visi žino šitą, tai judam toliau. Žodžiu, daugiau minusų nesugalvojau, tai pagaliau judam prie pliusų. Pirmas pliusas. Pliusų fucking nėra. Na, pala. Antras pliusas. Skanu. Tipo yra žmonių, kurie garina tiesiog neskanu. Bet what the fuck, negali tiesiog nusipirkti fucking Skittles, jei nori skanaus kažko. Jau geriau bus ir definitely skaniau. Trečias pliusas. Pokalbio starteris. Šitą šiaip tiesa. Tipo, jei tu garini, ar išeini į lauką, ar tu likę garini, tai čia labai geras būdas užvesti kažkokį pokalbį su kitais garintojais. Ir taip gal susiras draugų, ar tiesiog biškai pasisocializuoti. Aišku, tada išlenda argumentas, kad tie draugai bus fucking losers. Bet ką padarysi, ten kažkoks socializavimas yra gerai. Ketvirtas pliusas. Geriau nei rūkymas. Na, šitas pliusas nemeikina jokio sens, nes jau geriau iš vis nerūkyti ir negarinti. Tai kas čia per pliusas? Na, what the fuck, bet čia grinai visi likę pliusai tiesiog tokie, kad geriau nei rūkymas. Čia bullshit in my opinion. Penktas pliusas. Geriau nei rūkymas. Karočią, nebesakysiu daugiau pliusų. BBD. Prisiminkit, kad garinimas yra labai blogai ir nedarykite to namuose. Ir dar nebesvaikit.